Sveikos! Taigi šiandien jums papasakosiu viską, ką turėtumėte žinoti apie veido makiažą. Pirmas punktas. Kaip pasirinkti makiažo pagrindą? Pirmiausia, turėtumėte įvertinti savo veido odą. Aišku, tai geriausiai galėtų atlikti kosmetologas, tačiau, manau, jau ir pačios per keletą metų turėjote pažinti save ir savo odą. Ar oda yra sausesnė, ar riebesnė ir daugmaž pagal tai pasirinkti makiažo pagrindą tinkamą jums. Kaip galėtumėte nuspręsti? Tai nusiplovus veidą, tiesiog atkreipkite dėmesį. Ar veido oda yra jautri, peršti, ją traukia, norite iškart teptis kremą. Tokiu atveju, ko gero, oda bus sausa. Jeigu po kurio laiko jums oda pradeda blizgėti, riebaluotis ir taip toliau, tai ko gero ji bus riebi. Kai veido oda yra mišri, tai yra ta zona dažniausiai riebaluojasi, o visi kraštai veido dažniausiai išrepetoja ir lupinėjasi. Mano asmeniškai oda yra mišri, kadangi ji yra linkusi riebaluotis, tačiau tuo pačiu, nors ir nosis yra labai riebi, tačiau labai dažnai būna įvairių pašerpetojimų ir panašiai. Dažniausiai makiažo pagrindai būna, tarkim, dviejų tipų, tai yra matiniai arba skirti sausesniai odai. Turiu jums puikius du variantus, visiškas priešingybės, tai yra ilgai išliekantis makiažo pagrindas skirtas riebiai odai, Estee Lauder Double Wear, ir Make Up For Ever HD, kuri yra skirta labiau sausesniai arba normaliai odai. Taigi, antras patarimas jums, kaip išsirinkti makiažo pagrindą spalvą. Dauguma siūlo tepti makiažo pagrindą ant žandikaulio ir žiūrėti, kaip čia viskas susilieja. Taip pat dauguma merginų tepasi visą laiką ant rankos ir žiūri, ar čia tinka ar netinka. Mano nuomonė, tai yra abu variantai yra netinkami. Kodėl? Dėl to, kad rankas mes dažniausiai plauname žiauriai dažnai ir įdegis labai greitai nusiplauna tose vietose. Tas pats ir su veidu. Ypač merginoms, kurios naudoja daug apsauginio kremo, tos, kurios daug dažosi, dažniausiai pudros turi SPF viduje, savo sudėtyje ir dėl to veido oda yra šiaip šviesesnė ir dažniausiai jos jį dažniau plauna nei šiaip merginos, kurios nesidažo, naudoja įvairių priemonių, galbūt rūgštinių kažkokių valiklių ir panašiai ir tai vėlgi šviesina veido odą. Makiažo pagrindą derinti prie veido odos spalvos. Aš manau, tai yra didžiausia klaida, ką galima daryti. Mano patarimas derinti pudrą prie kaklo arba prie kūno. Žiūrint, kokie jūs iškirpte ir ką jūs veiksite tą vakarą. Jeigu jūsų visas dekoltė bus čia atviras, tai tikrai nereiktų derinti vien tik prie kaklo, reikėtų derinti prie viso kūno ir taip toliau. Stenkitės derinti makiažo pagrindo spalvą prie kaklo, užsitepkite ant kaklo arba ant krūtinės. Bet tikrai netepkite ant rankų. Mano plaštakų spalva ar ne žiauriai skiriasi, tarkim, nuo mano rankos. Taigi tikrai nesibandykit ir nederinkit pudros, nebent labai jau žinot savo odos atspalvį ir galit daugmaž atitaikyti. Ką dar reikėtų pasitikrinti prieš renkantis spalvą? Įsivertinkite savo veido odos atspalvį. Ar tai yra šiltas atspalvis, ar tai yra šaltas atspalvis, nes labai dažnai merginos tai supainioja. Ir mano patarimas būtų geriau rinktis gelsvesnio atspalvio pudras negu rožinio. Taip, aš puikiai žinau, kad būtent į Lietuvos rinką yra vežamos pudros, kurios didžioji dalis jų yra rūžavos. Būtent dėl to patinka MACO produkcija, nes ten yra labai aiškiai viskas sunormuota ir suskirstyta, kur yra gelsvo atspalvio pudros, kur yra rausvo atspalvio pudros ir taip toliau. Tai iš tikrųjų geriau visada rinkitės gelsvesnio atspalvio pudrą, nes jį šiek tiek neutralizuoja. Ir vėlgi, nežiūrėkite į veido toną, žiūrėkite į savo kūno toną, nes labai dažnai mūsų veidas parausta nuo šalčio, nuo karščio, o visas mūsų kūnas vis tiek yra geltonas. Ir tarkim, mano atveju irgi yra taip, mano kūnas yra gan gelsvo atspalvio, o mano veidas mėgsta parausti. Jeigu kalbant apie pudros tamsumą ar šviesumą, yra keli variantai. Kodėl reikėtų rinkti šiek tiek tamsesnę pudrą? Tai visų pirma dėl to, kad kai pasidažome tamsiau veidą, lengviau užsimaskuoja visi trūkumai. Tai yra lengviau užsimaskuoja raudoni spageliai, paakiai ir taip toliau. Taip pat veidas atrodo plonesnis. Tačiau, neįgudusiems merginoms yra tikrai sunku pasidažyti ir dažnai būna, tada ir atsiranda tas kaukės efektas. Taip pat yra antras variantas, kodėl reikėtų rinktis šviesesnę pudrą. Tai iššviesina ir išskaistina veidą, jį šiek tiek iškelia,
galų gale dauguma pudrų visgi oksiduojasi pagavusios orą ir jos tamsėja. Ypač kas turi riebią odą, galime pradėti jį dengti ant veido. Tam dažniausiai aš naudoju makiažo šepetėlius arba beauty blenderį. Taip pat galite naudoti paprastas kempinėles, kurios jau šiaip išėjusios iš mados, bet jos yra visiškai taip pat gerai dirbančios ir veiksmingos. Šepetėlių vėlgi yra įvairių tipų, stippling brush, kurie suteikia gan lengvą maskavimą, taip pat yra plokšti makiažo pagrindo šepetėliai. Aš asmeniškai tokių nemėgstu, nes dažniausiai viskas išeina dryžiais ir vis tiek reikia imti kokį beauty blenderį ir viską įdirbti į veidą. Mylimiausi šepetėliai tai yra kaip šis mano Zoevo šepetėlis arba Sigmos Flat Kabuki tipo šepetėliai, kurie yra labai standus, tvirti šereliai. Jie suteikia didžiausią maskavimą, nes jie nesugeria daug produkto ir viskas lieka ant odos. Naudodami beauty blenderį tiesiog tapšnojamaisiais judesiais įdirbkite makiažo pagrindą į odą. Jeigu naudojate šepetėlius, vėlgi galite tapšnojamaisiais judesiais įdirbti viską į odą ir dar sukamaisiais judesiais šiek tiek dar geriau viską išskaidyti ir paskirstyti. Paskutinis mano patarimas jums ir kaip viską dengti, tai pirmiausia, aš stengiuosi makiažą dengti nuo veido centro, kadangi tai yra ta veido dalis, kur mes labiausiai koncentruojamės į žmogų, tarkim, kai matome jį priešais save ir vis tiek dėmesys labiausiai krypsta štai čia. Ir čia reikalingas didžiausias maskavimas, dėl to visą laiką pradedu nuo čia, kadangi didžiausias pudros kiekis yra lyg čia, dirbu su šia zona, tarkim, ar ne, viduriu. Ir viską, kas lieka ar ant šepetėlio, ar ant beauty blenderio, ar tiesiog besidarbuojant, viską palaipsniui išskaidom į šalis. Tikrai nereikia čia atskiro paspaudimo pudros ant žando, atskiro paspaudimo pudros ant kaktos, tikrai tiek daug to nereikia. Tam, kad nebūtų kaukės efekto, nepamirškite apeiti šiek tiek su šepetėliu. Tiesiog su tuo, kas liko viduje, padengėte ausis, kaklą būtent ir žinoma įtrinti į plaukus. Galiausiai užfiksuokite viską paprasta bire arba sausa pudra, tam, kad visas tas mūsų darbas ir vargas nenueitų veltui. Tiek šį kartą, tikiuosi, kad kažką išmokot, tikiuosi, kad pasinaudosit šitais patarimais ir jie bus naudingi. Ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitą kartą. Ate!